Į SPS atvežama 50 metų moteris, kuri eismo įvykio metu buvo išsiesta iš automobilio. Pacientė imobilizuota ant ilgos stuburo lentos. Pirmiausia, tai apsirengiu chalatą, užsidedu kaukę, užsidedu pirštinės. Labą dieną, esu skubios pagalbos gydytoja Asta Krikščionaitienė. Pacientė neatsako į pasisveikinimą. Ar girdit mane? Pacientė nesąmoninga. Jinai yra nesąmoninga, vertinu, ar jinai kvėpuoja. Taip, kvėpuoja. Pereinu prie A, vertinu kvėpavimo takų praeinamumą. Ar girdisi pašalinių garsų, ar kyla krūtinės ląsta kvėpuojant? Kvėpuoja triukšmingai, knarkia ir gargaliuoja, minimalūs krūtinės judesiai. Aida, padėk, man reikia atverti kvėpavimo takus. Išstumiu apatinį žandikaulį neloždama galvos ir vertinu, ar pašaliniai garsai išnyko. Atvėrus rankomis krakimas išnyksta, burnoje matomas skrandžio turinys. Aida, išsiurbs sekretą. Atsirgus gargaliavimas išnyksta. Gargaliavimas išnyksta, kadangi pacientė yra nesąmoninga ir nepalaiko pati atvirų kvėpavimo takų, įkišam orofaringinį vamzdelį. Šitas yra tinkamo dydžio. Įkišus vamzdelį, knarkimas išnyksta. Uždedam dabar atgal tos šonus laikiklius. Toliau vertinsim kvėpavimą. Aida, iš karto uždėk pulsoksimetrą, įsivertinam saturaciją ir tada uždedam kaukę, atsukam 15 litrų deguonies. Aš toliau vertinu kvėpavimą, skaičiuoju kvėpavimo dažnį. Deguonis atsuktas. Koks kvėpavimo dažnis? 25 kartai per minutę. Vertinu kvėpavimą patį, auskultuoju krūtinės ląstą. Alsavimas girdimas abipus, kairėje apatinėje dalyje kiek silpnesnis be karkalų. Kadangi yra asimetrija, būtinai pasiperkutuoju. Ar girdisi? Perkusiniai garsai vienodi abiejose pusėse, kairėje apatinėje dalyje kiek tiksliau. Ar kvėpavime dalyvauja pagalbiniai raumenys? Nedalyvauja. Ar saturacija pagerėjo paskyrus deguonį? Taip, dabar 95%. Šiuo metu kvėpavimas yra pakankamas, pereinu prie kraujotakos vertinimo. Pirmiausia, greitai įsivertinu, ar nėra masyvaus kraujavimo išorinio požymių. Akivaizdaus išorinio kraujavimo nematyti. Tada toliau čiuopsiu periferinį pulsą ir pradėsiu vertinti C kraujotaką. Ar čiuopiu periferinį pulsą? Arterija radialis nečiuopiamas. Tada čiuopiu centrinį pulsą. Arterija protus pulsas dažnas ir silpnas. Spaudimas yra žemas. Prašau uždėti mandžiatę išmatuot spaudimą. TSD 140 kartai per minutę. Yra šokas. Koks yra kapiliarų prisipildymo 6 sekundės. Kraujospūdis 60 ir 40. Yra ženkli hipotenzija. Aida, prašau, punktuok periferinę veną. Storų kateterių 14. Gaučių pačius storiausius, kokį tik turim, gerai. Ir iš karto statyk litrą šiltų kristaloidų srove. Pradedam infuzinę terapiją kartu užtikrinti. Toliau iš kitos periferinės venos paimk tyrimus, bendrą biochemiją, krešumus, nustatyti kraujo grupiai ir tapatinimui. Ir po to čia irgi užstatyk infuziją, litrą šiltų kristaloidų srove. Kadangi yra šoko požymių, aš iš karto ieškau, kur galėtų būti kraujavimo šaltinis. Krūtinės ląstą auskultavau, čia yra asimetrija, silpniau girdimas alsavimas vienoje pusėje. Reikės patikrinti echoskopiškai, ar nėra hematorokso. Toliau greitai patikrinu pilvą, vizualiai ar pilvas yra išpūstas. Išpalpuoju pilvą. Pilvas palpuojant minkštas. Ar yra raumenų tempimo požymiai? Ne. Tada tikrinu dubenį. Pirmiausiai suspaudžiu dubenį, užversdama knygą. Jaučiamas lūžgalių krepitacija. Įtariu dubens lūžimą, reikėtų imobilizuoti dubenį. Užveržiam dubenį. Taip, toliau aš pasitikrinu šlaunis.
Taip, ar šlaunų vientisumas nėra pažeistas? Deformuota dešinė šlaunis. Aha. Reikės tą dešinę šlaunį taipogi imobilizuoti. Skareliam vieną koją prie kitos, jungti monitorių ir įsivertinti širdies ritmą. Prijungiu monitorių. Matau ritmišką dažną širdies veiklą, padandelį prieš kiekvieną QRS-ą. Čia yra sinusinė tachikardija, didelio dažnio 140 kartų per minutę. Tariam kraujavimą, aktyvuojam chirurginę komandą, tęsiam infuzinę terapiją ir toliau greitai vertinu D. Vertinu vyzdžius, jų simetriškumą, reakciją į šviesą, ką matau. Kairysis vyzdys platus, į šviesą nereaguoja. Toliau vertinu sąmonę, ar pacientas reaguoja pajudinus. Nereaguoja. Tada vertinu jo reakciją į skausmą, ką jisai daro į skausmą. Neatsimerkia, dėjuoja, reaguoja rankų fleksija. Glazgo komų skalę vertinu 6 balais, yra koma. Pacientas yra nesąmoningas, reikia ištirti glikemiją, eina patikrink glikemiją kapiliarinę. Kapiliarinė glikemija 7,1 yra pakankama. Pereinu prie priekinį kūno paviršių jau įvertinau, reikėtų apžiūrėti nugarą. Mūsų vadovam pavertimui. Pasiruošę su skaičium 3 verčiam. 1, 2, 3. Aš viršutinė ranka. Patikrinu nugarą. Nugaroj. Daugiatiniai nubrozdinimai. Mano pirštinė nėra kruvina. Taip. Grąžinsim pacientą atgal ant lentos. Ties skaičium 3 versim pacientą atgal ant lentos. 1, 2, 3. Taip, tai toliau reikėtų užklot būtinai pacientą saugant jį nuo hipotermijos, nes jis yra nukraujavęs. Ir pamatuoti kūno temperatūrą. Temperatūra 34,6 laipsnių Celsijaus. Tai jis yra tikrai sušalęs. Šildom jį, toliau tęsėme šiltų infuzinių tirpalų lašinimą. Kadangi būklė yra nestabili, laukiam chirurgų, reikia greito sprendimo dėl tolesnio paciento gydymo. Kol kas tęsime imobilizaciją ant stuburo lentos, kol pilnai nėra atmesta stuburo trauma.